Trečiadienio lapkričio 29 dienos laidoje Kėdainiuose viešėjo Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Samariečiai kviečia drauge gaminti virtinukus. Tradicinių amatų centre Ernetų name eglutė puošiama pačių kurtais žaisliukais. Kėdainiuose viešėjęs Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sakė, kad Lietuvoje reikia imtis visų veiksmų ruošiantis valandai X, nes deja, bet situacija Ukrainoje yra sudėtinga, o ir islamiško terorizmo grėsmė didėja. Rusijos federacijos pajėgumas karinis yra nustumtas 5-7 metus atgal. Na ir mes sakom, kad tie 5-7 metai yra tie metai, tą laiką, kurį mes turim pasiruošti. Jeigu mes kalbam apie tokį realų konvencinį karą, kai divizijos kariauja prieš divizijas. Tuo pačiu metu, lygiagrečiai, Rusija perėminėja šiek tiek iniciatyvą Ukrainoje ir daugėja ženklų, kad parama vakarų galimai gali pradėti mažėti ukrainiečiam ir galim eiti tam tikrą laikotarpį, kai bus idėja pasodinti ukrainiečius prie derybų stalo su Rusija pagal Rusijai palankų scenarijų. Ir tokiu atveju tas konfliktas, karas, gali įsišaldyti. O įsišaldžius Rusija turės galimybę atokvėpiui, potencialo pergrupavimui ir naujiem atakom, ką mes ir matėm nuo 14 metų iki 22. Tai šito fakto mes negalim ignoruoti ir tai yra situaciją bloginantis veiksnys. Ir jeigu mes per tos 5-7 metus nebusim pasiruošę, be jokios abejonės, rusai gali pabandyti patestuoti ir mus. Todėl mes turim ruoštis. Ruoštis reikia keliom kryptim. Tai pirma, be jokios abejonės yra ginkluotė ir divizijos lietuviškos kūrimas. Tai čia labai svarbu tai, ką mes jau įsigijėm ir tolimojo nuotolio HIMARS sistemas, kurios gali smogti priešų į užnugarį, į logistikos centrus, į visus kitus jiems reikalingus mazgus. Perkam artilerijos sistemas, vystom ir jau turim haubicų tam tikrą batalioną mūsų pagrindinėje geležinio vilko brigadoje. Bet šalia to reikia ir visuotinės gynybos. Tai yra visuomenės įsitraukimo į gynybą, kad žmonės žinotų savo vietą gynybos planuose. Todėl mano idėja dėl komendantūrų kūrimo visoje Lietuvoje, Šaulių sąjungos integracija į gynybos planus ir daug kitų dalykų. Šalia to mes turim NATO, kur mes su savo visų gynybinių pajėgumų atsistojam į tos gynybos planus ir su Vokietijos brigada, kuri atvyks į Lietuvą per 2-3 metus. Ir su visų pastiprinimu, kuris ateis per kuo trumpesnį laiką, kur dabar yra numatytas. Nes naujose gynybos planuose numatyta, kad realūs pajėgumai realiai ateina per kuo trumpesnį laiką į pagalbą, jeigu to prireikia. Tai šitom kryptim reikia atidirbinėti. Dar labai svarbus dalykas yra oro gynyba. Matom, kas darosi ir Ukrainoje. Reikia stiprinti šitą pajėgumą, bet be abejo, turėkim galvoje, kad, pavyzdžiui, vienos Patriot sistemos kaina yra nuo 1,5 milijardo eurų, kai mūsų gynybos biudžetas yra 2 milijardai eurų. Tai iš esmės vieni to nebusim pajėgus padaryti, todėl reikia galvoti apie NATO prisidėjimą čionais. Tai daug tokio, tas probleminis laukas yra sudėtingas, procesus judinam, stengiamės juos išjudinti ir tikiu, kad kasmet būsim stipresni. Visi Seimo nariai mato tą būtinybę skirti daugiau pajėgumų būtent krašto gynybai, ar visgi yra kažkokių intrigų, kad galbūt čia nelabai reikia, kad čia panika bereikalinga? Gyvenam visuomeniai, kuri turi poreikius. Ar mokytojai, ar gydytojai. Ir, o biudžetas yra toks, koks jis yra. Tai natūralu, kad tu vis tiek planuoji ir dėlioji prioritetus. Gynyba, aišku, yra prioritetas neišvengiamas, bet tu negali galbūt skirti dvigubai daugiau negu dabar skiri. Taip jau yra, nes tada neteks mokytojai, neteks gydytojai, neteks socialiniai darbuotojai ir visa kita. Šiaip Seime yra pakankamai sutariama, kad gynybos finansavimas turėtų būti esant galimybė didinamas. Sausio mėnesį aš planuoju pradėti tokį pokalbį su partijom dėl galimo gynybos mokesčių. Pasitarti ir įmanoma rasti kokią nors formulę gynybos mokesčių, kuri leistų mums tvariau finansuoti dar labiau gynybą ir turėti ne 2,7% BVP, o pavyzdžiui 3 bent jau. Tai tokius pokalbius mes turėsim. Pasak Lauryno Kasčiūno labai svarbu, kad gyventojai žinotų, kaip elgtis ir ką daryti, jeigu šalį užpultų priešo pajėgos. Deja, tyrimas parodė, kad tik 40% žmonių žino ir turi šeimos planą. Mes priėmėm įstatymą, kad ginklų savininkai turi praeiti pilietinio pasipriešinimo kursą, kur būtų kai kurie atsakymai. Mano dar viena iniciatyva, kad valstybės tarnautojai gautų pilietinio pasipriešinimo mobilizacijos kursą.
Ir po to be jokios abejonės visuomenės švietimas. Na, būkim realistais, ne visi eis į kovą su ginklu. Kiti galės padėti kitaip. Gaminant maistą, užtikrinant medicinės paslaugas, išvežant šiukšles. Visos tos funkcijos yra be galo svarbios karo padėties metu. Vienam kariaujančiam reikia bent 10 civilinės gynybos žmonių. Tai per Šaulių sąjungą, per tos pilietinio pasipriešinimo kursus aš labai tikiu, kad mes sustiprinsim tą visuomenės žinojimą. Prieš didžiąsias metų šventes, Kalėdas, Kėdainių samariečiai kviečia į edukaciją, kur galėsite išmokti gražiai raityti virtinius, pasigaminsite ir visą padėklą virtinių parsinešite namo, kad virtiniai šaldiklyje ramiai lauktų švenčių, o jums nereikėtų kūčių dieną stovėti prie puodų. Gruodžio mėnesios, lapkričio pabaiga yra toks laikas, kai mes labai ruošiamės toms didžiosioms metų šventėms, kalėdoms, kūčiams, stengiamės papuošti namus, galvojame naujas dekoracijas, žaislus ir dažniausiai su kūčių stalu bei kalėdų stalų šeimininkės paliekam vienas. Tegul jau jos kažkaip susitvarko. Kai viskas papuošta, kai viskas paruošta, tada daugiausia jėgų ir nervų sugadina būtent tas stalo paruošimas. 12 valgių ypatingai kūčiams reikia sugalvoti ir paruošti. Ir mes pagalvojame, kad galim pradėti iš anksto, juolab, kad lietuviams virtiniai su grybais tai vienas iš mėgstamiausių kūčių valgių, kuriuos būtų gerai pavaišinti ir šeiminykščius, bet kiek laiko užima šitas virtinių raitimas. Todėl mes iš tiesų sugalvojame, kad ir tom šeimininkėm, kurios niekarto dar nedarė, nemoka. Tom šeimininkėms, kurios puikiai moka, bet pritrūksta laiko, pasikviesti iš anksto. Kiekvieną ketvirtadienį, pradedant lapkričio 30 ir gruodžio pirmus 2 ketvirtadienius, mes kviečiame į edukaciją. Nepuošim, dekoracijų nekursim, o pasiruošim kūčių stalui. Gaminsim, raitysim virtinius. Virtiniai bus 3 įdarais, su grybais tradiciniai, kuriuos norim, o tie, kas nori, galės su bulve, su varške pabandyti, tiesiog išmokti arba pasižiūrėti ir anksčiau suvalgyti. Virtinius raitysim nuo 4 valandos. Manome, kad edukacija užtruks 2,5 valandos. Žinoma, ir tešlą kartu užminkysim, ir įdarus parodysim, kaip darom, o jeigu šeimininkės ateis tos, kurios žino, tik laiko trūksta, dar gal mums irgi kokį receptą pasakys. Ir virtinių tešlą firminę mūsų samariečių užminkysim kartu. Na ir žinoma, kartu raitysim įvairiausius gražiausius virtinius. Kiekvienas po edukacijos pasiims padėklą virtinių namo, sudėsim į šaldiklį ir kūčių dieną neprakaituosim, o jau būsim vieną valgį iš 12 pasiruošę. Tai iš tikrųjų kviečiu visus registruotis. Edukacijos kaina yra 10 eurų asmeniui. Su savimi nereikia turėti visiškai nieko. Ir visi produktai, ir tešla, ir įdarai yra mūsų paruošti. Žodžiu, reikia nusiteikti smagioj, geroj kompanijoje gaminti, raityti virtinius. Paskui nusiteikti degustacijai, nes tikrai pabaigoje edukacijos paragausim, ką padarėm, ar verta buvo. Ir žinoma, nusiteikti paruošti savo šaldikliuose vietą, kur virtiniai gatavi su grybais galės laukti kūčių vakaro. Ar savo virtuvėliai dažnai darot virtinius? Oi, virtiniai pas mus yra vienas iš mylimiausių patiekalų. Iš tiesų jisai yra įtrauktas į bendrąjį meniu ir virtiniai yra patys įvairiausi. Draugaujame labai su ukrainiečiais, tai išmokome ir jų ukrainietiškus, tuos vadinamus vareniki virtinius, pagal jų receptus daryti su bulvių grybų įdarais, bulvių ir spirgučių įdarais. Patys įvairiausi, išmokom su braškių įdarais daryti tuos virtinius. Tai kokius jie daro, jie patys įvairiausi ir raitom, kai pritrūksta vietos, kai pritrūksta rankų vien mūsų šeimininkės, pasikviečiam talką, susirenka ir ukrainietės, ir mūsų savanoriai, čia salė didelė, susėdam aplink stalą, labai smagu, per porą valandų priraitom, pridarom ir paskui tik tai ragaujam visi ir džiaugiamės, o skanus tai tikrai. Virtiniai tradicinis Vidurio Lietuvos patiekalas, buvęs itin dažnas ant kasdienio stalo ne tik per šventes, o jau kūčios be virtinių su grybais turbūt sunkiai įsivaizduojamos visuose namuose.
Tradicinio amatų centre Arnetų name jau pradedama puošti eglutė ypatingais kraštiečių pagamintais žaisliukais, sukurtais etno dirbtuvėse. Šiųmetė tema – dangaus kūnų simboliai. Nuo Arnetų susikūrimo buvo pradėtos organizuoti advento dirbtuvės. Ir kėdainiečiai jas taip pamėgo, kad mes jas organizuojame kiekvienais metais. Ir aišku, pritaikant amatus, stengiamės pasižiūrėti kūrybiškai ir pateikti, sugalvoti kažką įdomesnio. Tai štai šiais metais yra dangaus kūnų tematika. Tai susirinkę žmonės mokosi per amatus pasigaminti tam tikrus žaisliukus ir juos arba dekoruoja dangaus kūnais, arba tiesiog ir gamina. Tai žvaigždutės, saulutės, mėnuliukai ir taip toliau. Šį vakarą jau vyksta trečiasis susitikimas ir labai džiugu, kad į tuos susitikimus ateina daugiau jaunesnių žmonių ir su šeimomis. Ateina mamos, seneliai, vaikai ir jiem čia patinka ir jie, žiūriu, jau trečią kartą šiais metais net lankosi. Žmonės atranda besidarbuodami, besimokydami bendrystę. Jiem patinka bendrauti, patinka vakaroti, o iš tikrųjų dabar tamsus vakarai ir to laiko atsiranda daugiau. Ir jau šiandieną parsivežėme eglutę, kurią pradėsime puošti. Ir dar turim tokią gražią tradiciją, kad, ką pasigamina žmonės, mes tų žaisliukų tą vakarą netiduodam, o tiesiog puošiame eglutę, kad galėtų ateiti ir turistai, ir atvykę iš visos Lietuvos, ir kėdainiečiai pasižiūrėti tų darbelių. Lietuvių liaudies taikomajame mene dangaus kūnai, dar vadinami visatos, saulė, mėnulis, žvaigždės, buvo labai populiarūs. Jie ir mezginiuose, ir nėriniuose, ir audiniuose, ir siuvinėjami, jais dekoruojama keramika, drožiniai, karpiniai. Edukacijų metu mokosi įvairiausių technikų. Faktiškai kokie yra amatai, tai per tuos amatus mes ir gaminamės tuos žaisliukus. Tai būtent ir švilnos, iš medžiagėlių, iš siūlų, iš popieriaus, iš medžių, iš vytelių, iš keramikos. Tai visi šitie gaminiai atsidurs ant eglutės. O jau kada per 3 karalius darome renginuką, kur vėl kviečiame visus žmonės, atiduodame tuos žaisliukus, išlydime, atsisveikiname su eglute ir aišku, darome vakarą, vėl įstengiamės, kad jis būtų šiltas, kad žmonės norėtų, kad galėtų ne tik pasibendrauti, bet ir arbatos puodelį išgerti ir pasižaisti kartu. Tai šitos advento dirbtuvės, kaip jūs sakiau, yra labai mėgiamos, tačiau šalia tų mes darome ir kitas tas dirbtuvės, nes iš tikrųjų žmonės pamėgo ir manau, kad ir toliau tęsim tradiciją, vis pagalvodami, kaip čia ką įdomiau sukurti. Noriu pasakyti tiek, kad dabar mano amžiaus man nebėra su ko kalbėtis telefonu. Gyvenimas yra duotas vieną kartą. Reikia jį išnaudoti gerai. Turi būti optimistas. Kad praeisi, laikytis, taip toliau kažkaip turi būti užgrūtas psichologiškai. Aš ir pažiūrėsiu, ką galva, palauk, reikia paskambinti tam Rokui. Pagosk, pasikalbam telefonu. Paskambinkit 8-800-820. Gruodžio 3-12 val. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje Kėdainių muzikos mokyklos fleitininkių koncertas Laukiame kalėdų, renginys nemokamas. Gruodžio 8 ir 14 dienomis 18 val. Vyks kūrybinės edukacinės dirbtuvės Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje. Kalėdos gyvena mažuose dalykuose. Eglutė žaisliuko dekoravimas su svinga. Edukacijos kaina 10 eurų. Dalyvių skaičius ribotas. Reikalinga registracija. Lapkričio 28, 17:30 min. Daugiakultūriame centre į kamerinės muzikos koncertą kviečia fortepijoninis trio Meta. Fortepijoninio trio Meta nariai Marija Pranskutė smuikas, Deividas Dumčius violončelė ir Julija Bagdonavičiūtė fortepijonas.
Koncertavo įvairiose Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Vengrijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos valstijų scenose. Bilieto kaina 7 eurai, mokiniams ir senjorams 5 eurai. Bilietus galima įsigyti Daugiakultūros centro kasoje. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre lapkričio 8 gruodžio 11 dienomis bus eksponuojama Alės ir Kęstučio Deksnienių veltinių darbų paroda iš praeities prisiminimų. Gruodžio 11 dieną 13 valandą vyks susitikimas su autoriais, parodos uždarymas ir Vilnos vėlimo edukacinis užsiėmimas. Išankstinė registracija į edukaciją telefonu 8645 05168. Bet kas baisiausia yra, kiekvienam sulaukus brandaus amžiaus, jie gyveno aktyvų gyvenimą, turėjo savo profesiją, buvo gerbiami ir staiga stop, pensija. Tai va čia būtinai reikia surasti kažkokią motivaciją, kad ir telefonu, jeigu tau pasišneki. O čia tas pats, kas išpažintis. Tai nuostabu, kai tu esi sukaupęs tiek meilės ir ją gali išdalinti. Paskambinkit 8-800-820. Pačios naujausios kartos televizija jau čia. Išbandyk nemokamai. Laimėk televizorių. Baltikum išmanioji televizija. Baltikum.lt